Sveiki gyvi. Pastebėjau, kad žiniasklaida pranešinėjo apie kritusius Nausėdos reitingus. Labai kritė Nausėdos reitingą. Aišku, tuos reitingus numuš konservatoriai su savo LRT, su visas mitingas ir taip toliau, nes buvo duota užduotis, kryptis, menkinti, šaipytis iš Gitano Nausėdos. Ir dabar pažiūrėkim realiai, kas tas Gitanas Nausėda, ko uns veikia ir ar uns verts ir tokių pašaipų. Ir aš pasakysiu, kad uns ir verts tokių pašaipų ir dar labiau. Ne tai, kad pašaipų, bet tiesiog reikėtų užfiksuoti faktus, nes konservatoriai, kada šaiposi iš Nausėdos, tai nėra kalba, faktų kalba, tai ir tiesiog pasišaipims. Skista blauzdis ar dar kažkoks. O mes dabar padėliokim ir pažiūrėkim iš tikrųjų apie mūsų šalies prezidentą, kuris atstovauja mūsų šalį, mūsų šalies galvą, kaip sakant, būn visų kitų galvų. Nu, gerai, pažadėjau nesišaipyti. Taigi, Nausėda, mūsų prezidentas, katras nesugeb normaliai sugeiduoti Lietuvos himną. Nesugeb. Tai, kad nesat girdėję, tai primenu ir pasiklausom. Jeigu aš sakiau, mes kalbėsim tik tą faktų kalbą. Vien takai storybės, takų dirba savo naudai ir žmonių gerybei. Taip, tegul dirba savo naudai. Pas Nausėdą ir toks momentas psichologinis, kada pasanų įsiverž per liežuvį į viešumą išeina tai, kas pas žmogų ir vidų. Ir prasiverša, ir ons nesugeb to suvaldyti ir išsaugoti, nes vis dėlto matos, kad pas žmogų dar ir šiek tiek sąžinės ir ons kovo prieš savo sąžinį, vardant to postą, užimamų pareigų, žinomumą ir taip toliau. Ir pripažinkim patogaus ir solidaus atlyginimą ir taip toliau. Ons tiesiog, bet vidinė kova matos, kad žmogus kovo su savim. Ir šiek tiek, kada pa žmogų dar ir sąžinis trupinė likučia, tai jie bando prasimušti ir išbalansuojant žmogų. Aišku, apie sąžinį ir sąžinis likučius kalbėti ir labai sunku, nes pas Nausėdą aš manau, kad tų sąžinis likučių trupinukų ir labai maža. Nes pasižiūrėkime patį Nausėdą dabar, Nausėda nusprendė jau važiuoti kapčiamės, bendrauti su žmonėmis ir taip toliau, bandyti pasikelti savo kritusius reitingus. Bet pasižiūrėkime patį Nausėdos veikimo principą, kuns ir nuveikis gerą Lietuvą iki prezidento. Man ir iki šiol ir neatsakys klausims, o kuns nusipelnė Lietuvą, kad uns buvo verts išrinkti prezidentu. Uns iš tikrųjų ilgus metus tarnavo Valenbergų šeima, tai yra šeima, tai kad valdo SEB banką, tai yra oligarchų šeima. Ilgus metus tarnavo, o oligarchų tikslas koks yra? Uždirbti pinigus, Uždirbti. Tikslas yra kapitalistiniam pasaulio, oligarkam pagrindinis tikslas uždirbti pinigų. Padaryti gerų dylų, kaip Trumps. Trumps irgi yra oligarchas ir tikslas yra vien tik pinigai, ištekliai, nafta, pinigai ir taip toliau. Jeigu tokie žmonės pradėt kalbėti apie sąžinę, apie moralę, apie kažkokį dorovę, kad man čia gaila, kažkur žuvo žmonės, tai čia yra absoliutiškai priedanga. Taigi, Nausėda ilgus metus tarnavo Valenbergų šeimą, dirba SEB, vyriausio ekonomistų, bla bla bla. Esmė tai, kad uns darė visko, kad įtikti savo šeimininkam ir užsitarnauti gerą vardą šeimininkams. Ir tai nereiškia, kad uns dirba Lietuvos labo. Tai privačiam bankai tiesiog dirba, tarnavo savo šeimininkams. Ir, aišku, šeimininką užmatė, gerą dirb, gerą tarnauna ir, kaip sakant, buvo panaudotas tam tikras specialiusis priemonės, kada tu žmogų paim ir išreklamavo ir pateik visuomenį kaip tinkamiausia. O visuomenė ir labai neatspari propaganda, žiniasklaida ir todėl ir buvo patikėta, buvo labai lengvų būdų įprogramuota ir pripažinsiu sąžiningą, per praeitą kadenciją aš buvau dalina tos propagandas paveikts. Nes buvo padarytas toks triuks, kada buvo pastatyta, tarkim, Šimonytė ir Nausėda, ir žmonės puolė rinktis geresnį blogį,
tai Nausėda. Tai aš irgi buvau papuolęs ant tos propagandos, kol nesupratau grinai iki smulkmenų, kaip tas mechanizmas visas veikia. Taigi Nausėda, jeigu žiūrėt, Nausėda tarnau Valenbergų šeimą, dirbo Sebau, o Sebs kas ir tai ir banks, tai ir, kaip sakant, uždirbinėjantis iš žmonių pinigus, dabar mes matom įkainę brangsta ir taip toliau, nors iš tikrųjų, jeigu Lietuva turėtų tikrą ekonomistą, bankinį žmogų, kuris susigauda bankinės sistemos ir jeigu jis būtų už Lietuvos žmonės, tai visų pirma tapęs prezidentu, jis įsteigtų valstybinį banką, katras paslaugas teiktų žmonėm, aišku, iš to jis turėtų irgi uždirbti, iš kažko išsilaikyti, paskolas ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, pagrindinis tokias funkcijas, kaip ten pensininkams susimokėti kažkokius šildymus, būstus ir taip toliau, vienareikšmiškai turėtų būti nemokama, ar studentam kažkoks lengvatinės paskolas, galėtų iš kažko uždirbti pinigus, bet galėtų tas valstybinis bankas duoti galimybės kažkiem jaunimo, ypač studentam, nes baigi mokslus studentas dažniausiai kur, papuolai bankų pinklis, įkaitas, amžinas įkaitas, pasiėmė paskolas, būstus prisipirkė ir taip toliau. Tai galėtų valstybinis bankas daryti kažkokias paslaugas, lengvatas jaunimo, pensininkų. Ir tiesiog būtų valstybinis bankas, kuris būtų su minimalės įkainės ir kad visi žmonės subjektam į valstybinį banką ir tai komercinė banka nebegalėtų plėšikauti ir lupikauti. Bet to nebuvo padaryta. To nebuvo padaryta, nes Nausėda visiškai nėra už. Jeigu bankinė sistema, žiūrėt, kaip mums dar bankinė sistema, mums nebuvo tai, kad lietuviams kažko gerą padaryti. Mums tiesiog darė, kad būtų gera bankam. Tai ir savininkam, ir šeimininkam, kad galutinis tikslas būtų daugiau uždirbtų pinigų. Ir viskas, čia yra labai paprasta matematika. Jeigu mes dar žiūrėsime į pačią Nausėdos psichologiją, į psichikas tipo Nausėdas, aišku, Nausėda nėra toks narcizas, tarkim, kaip kiti šalies prezidentą, bet mums vidų ir toks tylus, nelabai pastebims, bet iš tikrųjų visiškai savanaudis. Nes tai išduoda ir 1988 metais, kada aš jau sakiau, ne vien kartau, kada jau žmonės kalbėjo apie sąjūdį, kada jau pogrindžiai suvo trispalvės, kada jau žmonės jau buvo paleista ta mintis apie Lietuvos nepriklausomybę ir taip toliau. Tas žmogus, Nausėda, Gitanas Nausėda, paėmė ir įstojo į komunistų partiją. 1988 metais. Uždedamot ekrano kopijas, yra iš archyvų ištraukta ir mums pats neneigia ir svarbiausia, kas yra, kad nerasta, kada mums iš onos išstoja. O čia yra įdomus dar momentas. Viskas aišku, žiūrėkit. Himną giedoti nemoka. Dirbo Valenbergams. Įstojęs galėtum te pradėti. Įstojo į komunistų partiją. Po to pradėjo dirbti Valenbergams, tapęs prezidentų himną nesugeb sugeiduoti. Ir dabar yra momentas, kad aš pastebėjau sausio 13 Kinėjų Deinas minėjimus, Nausėda sakė kalbą. Ir aš prieš anam sakant kalbą, galvoju, ko tu dabar čia susimausi, kažkur turėtum vis tiek, suklėdėti ir kažkokį nesąmonį pasakyti. Bet ne, žiūrėjau, Nausėda atsinešė lapelį. Galvoju, iš lapelį tavo perskaitys. Ir kaip sako, nifiga, nesisik, anam perskaityti iš to lapelį. Taigi paklausom, kaip Nausėda sekė skaityti iš lapelį, nes iš lapelį pasirodo, kad jau ir surašyts lapelis, jau ir visiškai be jokių kliūčių, tu gali tiesiog perskaityti, bet jeigu pastai tai ir tas vidinį tą graužatis, dar ir šiek tiek, kaip sakau, sąžinis trupinigų, vis tiek prisimuš ir tai vis tiek sutrikda ir ištransliuojant tas, kas po žmogų ir vidu. Taigi pažiūrėkim, ko Nausėda ištransliavo. Kiekvienas užčiaupsime savyje tą nemirtingą laisvės daigą, jį puoselėsime, auginsime ir perduosime ateities kartoms. Patys matėte, ištransliavo, iš tikrųjų tas, kas ir pas Nausėdą. Dar man užkliuvo Nausėdas klėdėse, tai ir apie kažkokias ateinančiom kartom mes kažkur paliksim. Jeigu žiūrėti apie ateinančias kartas, tai mes turim pradėti iškart kalbėti apie gimstamumą ir žiūrėti į rodiklius, kalbam faktų kalbą, žiūrėti į rodiklius, ar Lietuva yra ta šalis, katra, tarkim, galėtų pasigirti gimstamumo rodikliais ir kalbėti apie tikras ateinančias kartas, katros bus gausias ir apie Lietuvos gausėjimą. Nes būtent prie šitų politikų, dabartinių nepriklausomybės politikų, mes lietuviai netekom be maž milijoną lietuvių, kurie išvažiavo į užsienį ir maža dalis anų begrįž, kai kariai grįžinė. Bet daugelis išvažiavo į Angliją, su Anglijai, nuo Anglijai, lietuviškai net nebekalb, turim būti sąžiningi ir pripažinti, yra nei niekas
niekada nebegrįš į Lietuvą. Tai, kad ten kažkoks įrašas bus lietuvis, tai nereiškia, kad uns lietuvis, jeigu uns lietuvių kalbos net nebežinai, taip toliau. Taigi, mes politikų dėka turim išvarytą jau beveik milijonų žmonių. Tai aš galvoju, kad politika pagrindinė užduotis tai ir atstatyti tas pridarytas nesąmonės, pakelti gimstamumą, kad Lietuvą galėtumėm traktuoti kaip šalis, kad kils gimstamums ir politika pripažini savo klaidas Anastaisa. Nausėda sako ateinančiom kartom, bet jeigu žiūrėti palei statistiką, tai mes matom, kad Lietuvai ir dugnus, absoliutiška dugnus. Jeigu lyginti palei, vėl imti statistiką, tai aišku, pirmos vietos, tai ir Nigerija, Malis, Uganda, Afganistanas, Sierra Leone, Burkina Faso, Somalis, Angola, Etiopija, Kongo ir taip toliau. Mes matom dabar netgi iš tų šalių atvykstančius pas mumis dirbti žmonės, ne? Yra nei atvykę, kas svarbiausia, kada nei atvykę dabar čia tik tai, įsisteig veitelė, susirundu ir paskui atsivežu savo antros pusės, atsivežiau antros pusės, ko nei dar, nei tęs savo tradiciją, o tradicija tai ir gausi šeimas. Ir būtent tie rodikliai, tie skaičiai, mes patys matom, čia jau nebereikia aiškinti, pilna žmonės mat, kad pilnas gatvės pas mus iš Indijų, iš visų kitų tų Somalių, pilna yra atvykusių žmonių, yra nei tiesiog čia. Įsitvirtin, metus 2 padirb, susirand būstus, įsitvirtin, paskui antros pusės atsivež ir prasided gimdymą ir taip toliau. Ir ko tai rod, kad po kažkiek tai metų čia bus pilna, tai ko mes galim pažiūrėti dabar Anglijoje, pasižiūrėkim, kokia yra problema, ten jau ir nebeišsprendžiama beveik problema, tom patį Prancūziją, Paryžių, imkit Berlynus, Vokietiją, visus didmiesčius Europos, pilna ir užplūdė, o jeigu imkim Lietuvą pasižiūrėti, tai viena iš mažiausiai, ir, aišku, pačias mažiausiai, tai yra 1000 gyventojų, kiek ten kvakuvo. 4,3 tai yra Vatikano. Vatikanį mes suprantam. Ten dėdis, kaip sakant, susijonas, bet ten neišeina nem gimdyti ir nem neišeis. Nei tokie ir politikai pasirinkė, kad nem neregvaku. Vatikanas šiandien neskaitau kaip valstybė, kažkokį ir ten gimstamumus. Pietų Koreja, mažas ir Hongkongas, Ukraina. Ukraina visai aš pateisime dėl karo ir taip toliau. Japonija ir Singapūras ir taip toliau. Imkim, Lietuva. Tai Lietuva yra 7-8 gimimų tūkstančių gyventojų. Lietuva yra tarp žemiausių pagal gimstamumą esančių šalių. Tai ir jeigu žiūrėti palei statistiką, skaičiuoti už 200 metų, tokios Lietuvos netgi praktiškai nelabai gal ir belikti. Kaip sakom, būsim įrašyti į raudonąją knygą. Tai man įdomu, kada Nausėda klėda apie ateinančiom kartom ir pats Nausėda vykda ir palaika ton politiką, kad neskatina gimstamumą. Tai, kas dabar vyks Lietuva, tai kokia ir vykdoma politika, aš manau, kad tai tikrai neskatina gimstamumą. Ar gali skatinti gimstamumą, kada tau kaime stat šovinių gamyklas ir kalba apie karą, apie puolančius rusus, apie puolančių Baltarusiją, kada tavo Lietuva vert poligonas, pristatyta poligonų, kada iš tavo Lietuvos žmonės krausto lauk iš namų ir, visų pirma, saugumą. Atžvilgiu, žiūrėkim, saugumą atžvilgiu, gyvenimo saugumą. Jeigu ir saugų gyventi, ir sąlygas ir padorės, tai mes apie kokias sąlygas? Mes nematom tų sąlygų, mes matom pastovų grasinimą, karą grasinimą, mes pastovę kalbam apie karą, krašto gynybą, didinimą ir taip toliau, medicinas, pažiūrėkit, paslaugas ir labai prasčiai. Dabar pranešimą. Netgi jau Delfi pranešimus, raš pranešimus, aš jau pats dalinaus, netgi Delfės ekranų kopijom pranešimus, kur jau Delfis, jau tas, parodo, kad yra labai prasta situacija. Aš jums perskaitysiu. Delfi antraštė, ne? Atsiprašau, 15 minučių. Sutrumpinta eilė pas gydytoją neišgelbėjo vėžių susirgęs, Telšiškis mirė nesulaukęs gydymo. Nesulauk žmonės gydymo. Mes patys buvom su žmona registratūro Klaipėdo jūrininkų polikliniko ir kada žmogus stovėjo ir man pasakė, kad už metų laiką reiks pas daktarus paklius, už žmogus sako, pakartokit, prašau, augi žmogelis. Sako, už metų, bet jeigu jūs norit už papildomą mokestį mėnesį laikotarpį, o tai kiek čia kainuos, aš supratau, kažkur pasakė 60 eurų, dar kažko. Tai tokia situacija, aišku, aš jau nekalbu apie kelių būklę, aš kalbu apie gerovę, kad būtų gera gyventi jaunom šeimom ir taip toliau. Medicina. Kelią gerą, pakentėti galim per tas daubis pasivažinėsim, gal tas karas pasibaigs Ukraino, nebetratins pinigus į Ukrainą, krašto tom gynybom, pasibaigs ta šizofrenija.
Galbūt viskas atsistatys, bet pakol kas mes ekonominį pakilimą nematom, su medicina prasta, su švietimu prasta ir kaimus, darželė, mokyklos uždarinėjimas, absoliutišką darbo vietų nėra steigiam, kaimai ir apleisti masišką, kad galėtų jaunims, tarkim, eiti gyventi kaimus, bandyti kažką ūkininkauti ar dar kažko, ar tiesiog kaimo sąlygom gyventi, maitinti sveikesnių maisto, auginti savo maistą, šiltnamiuką, daržiuką, bet nėra aplinkų darbo vietų, kaimai išmirė. Kada mes su žmona važinėjom kalendorius, dalinomės vis Lietuvą, pravažiavom visus kaimukus, stengiaus iš vieną miestą, kada keliavom, reikėtų važiuoti ne autostradom, ne pagrindinės kelias, bet kaimo keliukas, kad pažiūrėti, kaip Lietuvos kaimo laikos, nes man buvo įdomu tos vietos pravažiuoti, kad aš dar nesu buvęs Lietuvą. Na aišku, aš Skaudo rajonas visą išmaišęs, bet mes važiavom iš Skaudo rajono į Šventąją, atsimenu, ir ten per kaimukus važiavom, tai situacija yra graudi, apgailėtina, degalinis užsidariusis, namas tau belungų išdaužytas ir taip toliau, atrodo, baisu, tragedija. Aišku, atvažiavus į Vilnių, į Kauną, mašinų pilna, viskas tvarko, lizinginė mašinom žmonės važinės, bankus paskolus sulindi, laimingi, šypsos, vartotojiškus kreditus pasiėmė, ein perkas, viskas ir tvarko. Bet jeigu žiūrėti visumą, tai situacija yra liūdna. Jeigu mes grįžtam prie gimstamumo, tai Lietuvo nėra normalių padorių sąlygų iš tikrųjų, sudaryta jaunom šeimom. Ir viskas. Ir čia Nausėdas įklėdėse mes paliksim kažkų užgniaužti, užspausti kažkokiom ateinančiom kartom, kažkų palikti ateinančiom kartom. Šiandien mes turim gyventi, šiandien jaunims tur baigęs mokslus gauti normalų darbą su padoriu atlyginimu. Nes aš manau, dar vienas ir momentas, kada valstybė, tarkim, išmokslini jaunimą, jaunims išsimokslins, išvažiuoja į užsienį dirbti. Tai užsienį labai patogu, lietuviai už savo pinigus išmokslini dar, ne, išmokint, pagamin specialistus ir tai išvažiuoja į Angliją, į Vokietiją dirbti. Čia yra absoliutiškai, jeigu kalbėti, čia galim valandas kalbėti, kiek mes turim Lietuvo problemų. Ir kada tai Nausėda, grįžtam prie Nausėdos, tai vaizdą yra iš pagričko apie Nausėdą, tai parodo, kad mes neturim gaspadoriaus. Mon toks gaspadorius nedink. Čia ir mon asmeninė nuomonė. Aš manau, kad mums ir per skyst, kaip ten konservatorių šauk, ten be kiaušis, dar kažkur ten dar. Vis ir tvarko, bet konservatoriai nori kitko iš Nausėdos, kad Nausėda stotų ienų pusė ir, vadinkim, pataikautų vykdomą politiką. Konservatorių politika ir absoliutiška mirtis Lietuvą, liberalų politika, pats liberalizmas, aš kaip vis laik sakiau, tai ir finišas liberalizmo ir kanibalizmas, tai virusas, tai yra pats baisiausias dalykas, kas ir nutikė žmonėje, tai ir liberalizmas. Ir mes matom, kada konservatoriai prisidengia konservatorių vardu, kad turėtų būti konservatyvus, išsaugo savo tradicijas, papročius, visą kitą, žygiant su diržuotoms vėliavėlėm ir skatintom, tai ir toks chaosas, beprotizmas. Ir Nausėda pasirinko dabar su socdemas eit, bet socdemai irgi realiai nieko nesiskir. Tai ir mes ir matom tas tokias gaujų kovas, bet tos gaujų kovose mes matom pamirštą Lietuvą, pamirštą jaunimą, jauną šeimą, gimstamumus ir taip toliau, kada mes matom kažkokius kovas dėl LRT. Tai ir tiesiog kovas, vieni nori iš kito atsimti LRT ir kad galėtų savai pjarinti. Šiuo momentu labai užsinorėjo Žemaitaitis, bet perskist, nes dėl ko perskist, Žemaitaitis gal nėra pats skist, bet socdemai ir perskysti, išsigonda, pabūga ir taip toliau. Tai mes turim tokią situaciją taip, kad prezidents Mona atžvilgiu, čia ir Mona asmeninė nuomonė, ir labai skys, labai silpnus ir man ir gėda, kada mes turim tokį prezidentą, kada mes neturim gaspadoriaus, kada mes neturim šalies gaspadoriaus, kada mes neturim tas, kad ar žiūrėtum, kad valstybė klestėtų, kad valstybė steigtų savo bankus, savo pramonį, savo įmonės atidarinėti, kad tai būtų valstybė, kad būtų sudarytas darbo vietas. Ir tada, kada mes turėtume kažkokį valstybinį tikrą įmonį, kad gerą dirbtum, stengtumės, tai aišku, tu stengtumės iš karto, juk užmirštum pats žmonės, bėgtum iš tų komercinių bankų ir eitum palaikyti valstybinį banką. Jeigu tas valstybinis bankas, tarkim, padėtum iš tikrųjų jaunimo, jaunom šeimom ir taip toliau, kaip sakyti, žmonių gerovį kurtum. O dabar mes matom tokius kažkokius tuščius pezalus, norėjimus nugalėti Rusiją, norėjimus įsikišti kažkokius Baltarusijos reikalus, būtina, privaloma nurodinėti Baltarusiją, ką panei tor gyventi, kokią nei tor vykdyti politiką, ką tor elgtis, kažkokius žmogaus teisės ir taip toliau. Absurds, kišimas. Netgi buvau prie Gabrieliaus Landsbergiaus, sakau, tai čia buvo totali beprotybė pasiekti, kada buvo bandoma jau nurodinėti Kiniją, kaip gyventi.
kažkokius demokratijos įvedinėti Kinį. Nu, čia ir beprotnams, visiškas beprotnams ir tam beprotnami labai stipriai didelį rolę atliek mūsų prezidentas. Mano, dar kartą sakau, čia ir tik mano asmeninė nuomonė. Lietuva rek rimta, tikra gaspadoriaus, kaip žemaitė, kai pasaka žodį gaspadorius, tai į ton žodį viskas eina. Gaspadorius tai ir gaspadorius, turi būti gaspadorius. Griežtas, tvarkingas, atsakingas, mylint savo šalį, mums rek tikra gaspadoriaus. Ir politinė areno, aš tokį netgi nematau, katras galėtum užimti ton poziciją. Nu, dabar banda gaspadorius suvaidinti žemaitais. Bet pakol kas, iki tikrą gaspadorius turim pripažinti, kad dar labai trūks. Tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad palaikot veiklą, kaip tai padaryta pačiu po vaizdą įrašu. Nes aš manau, kad reik palaikyti tikrą opozicinį televiziją. Ir jeigu jūs taip pat manot, kad reik palaikyti tikrą opozicinį televiziją, tai galite prisidėti apačiu po vaizdą įrašą ir visi manomi būdą. Tai šiam kartu sakau teik, žiūrim, kas dedas, kas vyks Lietuva, kas dedas pasaulyje ir dalinamės su jumis, sukrumtom, suspaudom ir padaudam. Taigi šiam kartu teik ir iki kitų kartų. Ate.